Turbūt pats pagrindinis dalykas, kodėl aš pasirinkau apskritai saulės energiją, kaimynai. Labai daug kaimynų pasistatęs saulės baterijas ir jau metai 2 praėjo, jokių problemų neturi, nesiskundžia ir aišku, pagrindinis dalykas, aš klausiu visų, ar atsiperka. Taip atsiperka. Esu iš tų žmonių, kurie atsargiai tokius dalykus daro. Vienas iš pagrindinių argumentų man ir buvo, aš neslėpsiu, aš buvau gal kokiuose 5-6 vietose. Nuėjus į Eko Energo ofisą, tai mes pabendravom kokią pusę valandos ir argumentuotai, profesionaliai, aš kažkur, nežinau, turiu kažkokį tokį vidinį pojūtį, vidinę intuiciją, ar tai yra tikra, natūralu, ar tai nėra kažkokios kaukės, kažkokios apgaulės. Ir pagrindinis argumentas apsisprendimui buvo ofise pabendravimas. Diletantui šitoj srity man reikia, kad man išaiškintų žmoniškai, aiškiai, paprasta žmoniška kalba. Negalvojau, kad aš atėjęs iš karto po 10 minučių pasirašiau sutartį. Pas mus tradiciškai 10 kW, bent aš stengiuosi visada būti kuo mažiau priklausomas nuo kažkokių tai aplinkų. Aš turėsiu savo elektros baterijas ir galvoju, kad tikrai aš laimėsiu. Tikrai drąsiai galėčiau rekomenduoti Eko Energas visiems, kas nori statyti saulės baterijas.